Oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Greitis, azartas, rizika, adrenalinas – turbūt šie žodžiai gali geriausiai apibūdinti vieną populiariausių sportų visame pasaulyje – automobilių sportą. What a wicked game to play, to make me feel this way. Pagal populiarumą autosportą lenkia nebent futbolas ir olimpinės žaidynės. Tačiau jeigu kalbėtumėm apie tai, kiek pinigų pritraukia automobilių sportas, jam lygių nebūtų nei iš tolo. Tai neabejotinai pats brangiausias sportas visame pasaulyje. 100 milijardų sukasi kiekvienais metais šioje industrijoje. Galbūt dar ir dėl to ši sporto rūšis yra taip mylima, taip nekenčiama ir apie ją yra taip svajojama. Ko gero viena iš pačių įdomiausių autosporto rūšių yra ralis. Magiškas žodis, kuriame susipina viskas. Ir greitis, ir rizika, ir žmonių santykiai. Juk ralyje važiuoja du žmonės, kurie vienas be kito neturi jokių šansų pasiekti gero rezultato. Lietuvoje automobilių sportas pagal populiarumą dalyjasi 2-3 vietas su futbolu, nusileisdamas tik mūsų tautos religijai. Ir beje, mūsų populiariausia autosporto šaka būtent ir yra ralis. Call
Išbandyti savo jėgas ralyje svajoja daugelis lietuvių. Galbūt dėl to yra tokie populiarūs pseudo raliai, mėgėjų varžybos, į kurias susirenka šimtai entuziastų, tokie kaip moterų raliai ar šeimų raliai. Taip, jie turi galimybę bent truputį prisiliesti prie šios magiškos sporto šakos, pavartyti tikrą kelio knygą, pravažiuoti per tikrus laiko kontrolės punktus, pravažiuoti per tikrą finišo arką, pasijusti tikromis ralio žvaigždėmis. Dabar šitą pro mane ir išvažiuoju pro tempų trikų. Tačiau profesionalus ralis tai jau visai kita opera. Norint įgyvendinti svajonę ir tapti tikru profesionaliu ralistu, reikia įdėti neįtikėtinai daug pastangų, talento ir žinoma, turėti nemažai laimės. Arba tiesiog dalyvauti realybės šou Aš ralistas, kuris šiemet pradėjo antrąjį savo sezoną. Rankos visi dreba, Praėjusiais metais, kai šalyje dar visų tempų siautė koronaviruso pandemija, tarp ralio entuziastų prasidėjo tikra panika, kai buvo paskelbta, kad prasideda projektas Aš ralistas. Ir kad šio projekto laimėtojas taps tikrų profesionalių ralio pilotų tikrąja to žodžio prasme. Visiškai nemokamai gaus viską, pradedant sportinę aprangą ir lenktyniniu automobiliu ir baigiant ralio komandą, kuri rūpinsis lenktynių technika ar lenktynininko licenciją. Žmogui tai reikia laimėti šį projektą. Visa kita nekainuos nei cento. Tai buvo pernelyg neįtikėtina, kad būtų tiesa, sakė kai kurie. Mūsų komanda neatsigynė paraiškų, norinčių buvo daugiau kaip 200, o viską teko daryti ekstremaliomis pandeminėmis sąlygomis. Kaip įmanoma labiau per atstumą be tiesioginio kontakto. Buvo nemažai iššūkių visiems. Galų gale po visų atrankų mes paskelbėm ne vieną, bet iš karto 2 nugalėtojus, kurie visą sezoną pakaitomis ir vairavo lenktyninį automobilį Nordis Racing Team gretose. Pirmą sezono dalį lenktyniavo Gytis Talerūnas, o jam šturmanavo Iveta Slaboševičiūtė. Antrą pusę sezono jau Iveta perėmė vairą ir įgyvendino seną savo svajonę – tapti profesionale lenktynininkė. Pirmasis sezonas ralio naujokams, tiesą sakant, nebuvo labai lengvas. Buvo ir avarijų, ir net apsivertimų. Parėjau, užsirašė kairys, 2 į 3, neišleisti. Pabrėžė dar, galvok pasistačiau per tą dvejetą, jau tai bus gerai. Ir dar užsisuka tas posūkis. Per žolę ir į mišką. Ir tarp medžių visiškai galvoju su šonu kalsim į medžius ir prieš pat tos medžius duobė tokia. Up, bum, ant stogo, bum, ant kojų, stovim. Nieko, užsikūriau greitai važiuoti, pakibę esam. Tai greitai žiūrovus viską ten duris darau, neatsidaro, subėgo koks 10 stūmė, nepajudina. Dar 10, kas už trosų, kas už arkų paėmė, išvažiavom ir 50 metrų finišas. Kaip ten bebūtų, pirmas sezonas baigėsi optimistiškai. Nors Gytis nutarė kitais metais nebetęsti savo kaip lenktynininko karjeros, tačiau Iveta atvirkščiai. Pirmo sezono sunkumai tik dar labiau motyvavo ir uždegė siekti tikslų. Ji šiais metais tęsė profesionalo karjerą, beje, vairuodama tą patį pernai metų automobilį. Tramplinas ir dešinys 1, 80.
Finišą turim pirmam sezono raliukį, tai jau yra neblogai. Šiaip ralis buvo smagus. Esu patenkinta naujų šturmanų, žiauriai gerai buvo. Nepatenkinta biškelį savim. Bet grįžus namie biškelį reikės nusibausti ir pasimokyti kitam etapui pasiruošti. Pamokėlių biškelį praeiti savo. Tai va, o šiaip viskas visai neblogai. Finišas yra, mašinytė sveika. Viskas super. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. O tuo tarpu laidos kūrybinė grupė, pasitarusi su rėmėjais, nutarė pratęsti šį projektą ir netrukus po naujųjų metų paskelbė atranką į antrąjį Aš ralistas sezoną. Vos paskelbus atrankos pradžią, mūsų elektroninį paštą tiesiog užplūdo norinčiųjų paraiškos. Negana to, mūsų projektas tapo ir tarptautinio projekto dalimi. Mat šiais metais FIA paskelbė pasaulinę jaunųjų ralio talentų atranką, kurioje dalyvavo ir Lietuva. Tokio projekto Tarptautinė automobilių sporto federacija FIA dar nedarė. Visame pasaulyje ieškomi jaunieji ralio talentai. Jų amžius nuo 17 iki 26 metų. Iš viso pasaulio bus atrinkti tik 7 perspektyviausi jaunuoliai, kuriuos vėliau treniruos geriausi pasaulio specialistai. Novilis, Tanakas, Ožie, Loibas – didžiausios pasaulio ralio čempionato žvaigždės. Visi jie buvo atrasti per nacionalinės talentų paieškos programas. Šiais metais unikalus konkursas pavadintas FIA Rally Star – FIA ralio žvaigždė. Programoje dalyvauja net 145 šalys, kuriuose ieškomi ralio talentai. Didelis biudžetas arba didelė patirtis visai nereikalingi. Vaikinai ir merginos nuo 17 iki 26 metų gali įrodyti, kad yra tikri ralio talentai slalomo trasoje arba prie simuliatoriaus vairo. Geriausiai susikaus cross-kartų rungtyje. Bus atrinkti 7 geriausiai iš viso pasaulio, po vieną iš kiekvieno kontinento ir papildomai viena mergina. 3 pasiseks labiau. Jie kausis pasaulio ralio čempionato Junior VRC įskaitoje, o tam, kuris ją laimės, FIA nemokamai suteiks visą sezoną važiuoti VRC 2 įskaitoje. Šis projektas apima net 4 metus. Tad pirmasis atrankos etapas į lietuvišką Aš ralistas atranką kartu tapo ir tarptautinės atrankos dalimi, o tai dar labiau padidino ažiotažą dalyviams. Daugiau kaip 200 jaunuolių rinkosi į šalia trakų esančią aikštelę, kur susikovė pirmajame atrankos etape – slalomo trasoje. Įdomu, kad slalomo trasa yra griežtai reglamentuota FIA nuostatuose. Svarbus buvo net centimetrai, mat visame pasaulyje vykstančiose atrankose šios slalomo trasos buvo visiškai identiškos. Kortas daugeliui sumaišė netikėtai prapliupęs lietuviškas lietus. Vieni varžėsi sausoje trasoje, o kiti jau pliaupiant lietui. Tačiau organizatoriai į tai atsižvelgė ir vėliau rezultatus diferencijavo priklausomai nuo dangos, juk teisybė turi būti. Be to, atskirai buvo atsižvelgiama ir į tai, kad pretendentai vairavo skirtingų modelių automobilius. Paskutinį kartą už sportinio automobilio ir šiaip automobilio vairo slalome sėdėjęs maždaug prieš metus gerus. Ir tuom ir baigėsi. Šiaip važiuodavau seniau biški greituminius, bet ten būdavo tokie į metus 4-5 išvažiavimai tik ir viskas. Tekę važiuoti slalomus ir mineralio čempionatą, tik tai su 4 varomais automobiliu. Ir iš tikrųjų mineralį pagrinde. Anksčiau slalomai buvo, dabar jau labiau žvyras. Taip, porą sezoną esu važiavęs. Pats važiuoju drifte. Tai jau, 3 metai užsiemu tom. Praeitais metais dalyvau drifto čempionatas 3 etape. Laimėjau 2 vietą bendroje įskaitoje, o šiaip slalomuose, raliuose tiesiog dalyvauju kaip filmuotojas, važiuoju susimaškom. Tai esu ralio nemažai matęs ir dalyvavęs tos raliuose, tik tais ne už vairo, už kameros. Tai šiaip gera patirtis, įdomu ir pagalvojau, kad reiktų sudalyvauti Aš ralistas projekte. Šiais metais porą etapų Street Race čempionate pabandžiau
Ir nežinau, o draugas pasiūlė sudalyvauti šitam projekte. Sakau, kodėlgi nepabandžius. Teko porą slalomo varžybų sudalyvauti, bet taip mėgėjiškai vis. O daugiau kartingai karts nuo karto nuvažiuojam ir viskas. Labai patiko pernai metais vykęs projektas, per televizorių mačiau. Šiemet, kai pamačiau, kad vyksta dar viena atranka, sugalvojau sudalyvauti. Gan mačiau praeitais metais, kad toks buvo, bet galvojau, kad ten tie, kurie važiuoja raliuose, negali dalyvauti, o aš važiavau mini ralį. Bet pasirodo, paskui sužinojau, kad C lyga kaip ir nesiskaitė, tai galėjau dalyvauti, bet buvo per vėlų. Tai tada mačiau kad vyksta toks projektas vėl, tai dabar jau nusprendžiau sudalyvauti. Mane paskatino sudalyvauti praeitais metais numušta fiškė. Ir šiais metais labai to bijau, nes galima sakyti, dėl to nepatekau į finalą, likau 12 po kartingu. Tai jeigu nebūtų tos fiškės ir 5 sekundžių, gal būtų pasisekę eiti toliau, bet iš ties labai fainas, įdomus projektas ir iš ties kiek buvo Lietuvoje tokių projektų, tai jie visi buvo ne iki galo išpildyti. Ten pirmas etapas ir baigėsi dėl kažkokių priežasčių. O buvo labai smagu matyti, kad kažkas turi šansą važiuoti ir kažkas važiuoja ir atiduoda visą save. Tai va, šiais metais tai noriu būti aš, kaip ir praeitais. Ralis yra nuostabus dalykas, nuostabus užsiėmimas ir jeigu tu turi tiesiog galimybę nuo kažko pradėti, nuo kažko atsispirti. Tai aš galvoju, visiems rekomenduočiau, kam automobilį, autosportas prie širdies, pabandyti save. O kodėl ne? Slalomo rungtis yra labai tinkama išaiškinti, kaip dalyviai, žmonės valdo automobilį, kaip įvertina trasą, kaip įvertina stabdymo taškus, kaip įvertina pagreitėjimą, krypties keitimą. Tai labai gerai atskleidžia tuos pirminius įgūdžius, kurie reikalingi ralyje. Tai ne veltui tokie sportininkai kaip Dominikas Butvilas atėjo į ralio viršūnę, sakykime, pradėjo nuo slalomo varžybų. Tai išties puikiai rungtis atrinkti tuos, sakykime, talentingiausius dalyvius, kurie turi potencialą važiuoti ralyje. Šiaip labai džiaugiuosi Ašulistas projektu, jis man labai patinka. Dėl to, kad pirmiausiai tuos žmonės, kurie jau papuola toliau ar ne, užkrečia ralių, tai jas užkrečia, tai jie galbūt ateina į mini ralį, ralį sprintą, galbūt į street race'ą, bet jie vis tiek ateina automobilių sportą. Tuo labiau, kuo daugiau žmonių dalyvauja, tuo daugiau jo žmonių aplinkos sužino apie automobilių sportą. Nors Lietuvoje automobilių sportas yra tikrai pakankamai populiarus, bet visą laiką tą populiarumą norime auginti. Tai tas projektas Ašulistas yra labai vykęs, manyčiau, o FIA Rally Start projektas, tai manyčiau, yra unikalus aplamai per visą turbūt istoriją. Nes gauti šansą važiuoti VRC čempionate, kai tau visas sezonas apmokėtas, sakykime, arba turi turėti labai daug pinigų, arba kažkokį užnugarį, arba būti super talentingas. Bet jeigu, sakykime, mažiau turi pinigų, esi talentingas, bet neturi finansinio užnugario, tai papulti į ralio elitą yra labai sudėtinga. Todėl tokie projektai suteikia jaunuoliam, nepriklausomai nuo jo finansinės padėties, galimybę tapti, sakykime, ralio elitu. Matosi, kad geriausias laikus parodo tie, kurie iki šiol yra važiavę slalomo etapuose, pavienėse, regioninėse varžybose. Yra iš tokių čempionatinių etapų, čempionatų tokių kaip slalomo, greituminio slalomo. Tai matosi, kad jų įgūdžiai yra geresni ir iš karto rezultatas trasoje įveikimo laikas yra kur kas geresnis nei kitų, kurie pirmą kartą atvažiuoja į varžybas. Čia kaip tik tom projektas ir skirtas, atskleistos talentus, tai puikiai parodė projekto esmę ir naudą visuomeniai, kad netgi tie, kurie nevažiavę tam tikrų iš vis jokių varžybų, gali parodyti savo geriausius laikus ir nukonkuruoti tie, kurie kažkur yra važiavę.
Po šio etapo paaiškėjo, kas atstovaus Lietuvą pasaulinėje atrankoje ir kas iš lietuvių pateko į antrąjį Ašralistas atrankos etapą. Į greitojo slalomo rungtį kvietimus turėjo gauti vos 30 dalyvių. O kas nugalėjo ir kaip sekėsi tiems, kas pakliuvo į pasaulinės atrankos finalą, papasakosime kitoje Ašralistas laidoje. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui.